netylanti diskusija dėl meninio stiliaus. Stilius tai ar ne stilius? Jeigu pamastai, iš tikrųjų yra argumentų už ir yra argumentų prieš. Šiaip visada sakėme, kad meninis stilius, kartais vadintas beletristiniu stiliumi, vienu metu buvo vadintas grožinės literatūros stiliumi, jis tarsi ir neturi objektyviųjų stiliaus tokių požymių. Ir sakydavom, kad tai yra įvairių stilių visuma. Bet tai negali būti įvairių stilių. Tai yra vieno žmogaus pasirinktas rašymo būdas. Arba vieno žmogaus ieškojimas, koks artimiausias būtų jam stilius. Tokiu atveju, jeigu tai yra individualu, vadinasi, iš funkcinių stilių sistemos bent jau meninis stilius turėtų būti išbrauktas. Jeigu sakom, kad jis turi tam tikrų bruožų, kur tinka toje funkcinių stilių sistemoje, tai tie argumentai yra tokie, kad menas, kokia meninė literatūra, teatras, tikslas yra koks. Nuo seno einantis iš antikos laikų, tai yra ir informacija, ir auklėjimas, atlieka didaktinę funkciją. Vadinasi, grožinė literatūra arba meniniu stiliumi parašyti tekstai, jie turėtų mums rodyti problemą, tos problemos išsprendimo būdą, mums sukelti tam tikrus jausmus, sukelti pasigėrėjimą ir čia tarsi būtų objektyvieji veiksniai. Jeigu pasižiūrėtume į mūsų, kad ir šiuolaikinę lietuvių literatūrą ir jeigu ieškai pavyzdžių už ir prieš, aiškiai matai, kad mūsų rašytojai yra pabandę įvairiausių dalykų. Jau puikiai visi žinome, kad galima romaną parašyti 3 sakiniais. Bet yra pabandymų, pavyzdžiui, Melniko romane yra administracinio stiliaus tam tikri intarpai ir išdėstyta kaip koks prašymas, kaip koks skundas. Galbūt nepasiteisina, tada ieško kitokių būdų ir bando pateikti šnekamuoju stiliumi. Čia buvusi mada, kai net keiksmažodžiai būdavo eilėraščiuose, jau praėjo, vadinasi, tai yra mados dalykas ir dar kartą įrodo, kad neįmanoma meninio stiliaus suvaryti į kažkokias taisyklės. Čia ir prasideda kūrėjo laisvė. O laisvės ribos, kaip žinom, deja, kuo daugiau turi laisvės, tuo daugiau pareigų ir nuo tavęs priklauso, ką tu ten pateiksi ir kaip tu pateiksi.